Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūs girdite laidą Akademija. Prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete dekanas Benas Ulevičius. Už lango pavasaris, atgyja laukai, dangus šviesėja, saulė vis dažniau pasirodo padangėje, o Katalikų teologijos fakulteto studentai vis labiau kimba į studijas, nes artėja ir baigiamųjų darbų gynimai, o kai kurių programų studentai jau ir gavo savo studijų baigimo diplomus, turiu omenyje religinio švietimo ir šeimotyros programų magistrantus. Šios programos trunka 1,5 metų, ne 2 metus, ir diplomai teikiami pavasarį. Taigi prieš savaitę fakultete įvyko graži ceremonija, togomis pasipuošę mūsų absolventai iš prorektoriaus ir dekano rankų gavo savo nepaprastai svarbius diplomus ir štai todėl studijoje ir svečiuojasi arba yra kaip namuose mūsų fakulteto magistrantai bei magistro studijų absolventai. Religinio švietimo studijų programos absolventės Ieva Filiponytė ir Jūratė Sabaliauskienė. Labą dieną. Ir pastoracinės teologijos licenciato studijų programos studentai Raimonda Janušauskaitė, kunigas Andrius Šidlauskas, kuris taip pat yra ir Marijampolės Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikos klebonas. Garbė Jėzui Kristui. Bei Justė Milušauskienė. Sveikas, Benai. Na štai ir prisistatėme, mėly klausytojai, jūs taip pat esate šios laidos nariai ir dalyviai, visada turime jūsų omenyje ir dabar pamojuosime jums į videokamerą, kurią galite pamatyti, jeigu visada jūsų namuose, jūsų kompiuterėje atidaryta Marijos radijo svetainė. Taigi mano pirmas klausimas ir yra diplomuotiems žmonėms. Ieva, Jūratė. Kaip jaučiatės turėdamos šį tokį keistas studijas baigusių žmonių diplomą, religinio švietimo diplomą? Aš jūs šiek tiek provokuoju, nes turbūt gal ne vienas giminaitis arba artimasis net ir klausė jūsų, apie ką tos studijos ir kodėl jūs apskritai jas pasirinkote. Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Galbūt pradėsiu aš, kadangi turėčiau pasakyti, kad turėdama šitą diplomą aš iš tiesų labai džiaugiuosi, nes to labai tikslingai siekiau. Kai aš nusprendžiau stoti į šitas studijas, pasirinkti šitas studijas, mano buvo vienas iš pagrindinių tikslų, ką aš galėčiau padaryti evangelizacijos srityje ir kas man tai suteiktų tokią galimybę tai padaryti. Taigi viskas prasidėjo taip pat nuo tokios radio laidos, kuomet studijoje kalbėjo dekanas Benas Ulevičius su daktaru Lukoševičiumi ir aš išgirdusi šią žinią, kažkodėl tai iš karto supratau, kad taip tai man. Taigi nieko nedelsdama nunešiau savo dokumentus ir tapau studente. Štai praėjo 1,5 metų ir štai aš dabar turiu diplomą. Diplomas be jokios abejonės yra labai gražus. Aš turiu dar tą sovietinį diplomą bakalauro studijų. Tai palyginau parsinešus namo, kad iš tiesų jis labai skiriasi ir man jisai labai yra brangus. Nes tiesą pasakius, šitų studijų metu aš išgirdau dar vieną labai svarbų dalyką. Kažkuris tai autorius yra parašęs, kad seniau žmogus, jeigu norėdavo gauti išsilavinimą, jis pradžiai baigdavo teologijos studijas, o tik paskiau rinkdavosi specialybinės studijas kažkokias, tai kad iš tiesų suvoktų gyvenimo prasmę, suvoktų kokia žmogaus gyvenimo prasmė šioje žemėje ir tik tai po to galėtų realizuoti jau kaip specialistas tam tikroje darbo vietoje. Tai aš aišku atvirkštinių variantų tai padariau, bet kuriuo atveju Dievui labai dėkoju už tai ir man šios studijos iš tiesų labai sudėjo daug taškų, ką aš jau sakysim, buvau supratusi ir per savo gyvenimo patirtį ir skaitydama tam tikrą literatūrą, tiesiog viską įrėmino. Daug ką įrėmino ir sudėjo taškus. Ieva, buvai savo kurso seniūnė ir jau praėjo 1 savaičių po diplomų įteikimo, toliau gyveni su jau buvusių studijų ragavimo patirtimi, esi kvalifikuota specialistė. Kokia savijauta? Ar negaila praleisto laiko? Tai pirmiausia, visiems sveiki gyvi. Pradžia buvo mano tokia, iš tikrųjų labai norėjau studijuoti ir pirmas klausimas buvo ką. Tai ilgai nesvarsčius stojau į šią specialybę, religinį švietimą,
O kalbant apie diplomą, iš tikrųjų tai ir baigimą, tai pirmą mėnesį buvo euforija, kad pagaliau jau nereikia eiti į paskaitas. Bet kadangi jau praėjo tas mėnuo po studijų baigimo ir diplomo apsigynimo, jaučiu, kad euforija blėsta ir norisi grįžti. Ne dėl to, kad šiaip smagu praleisti laiką, bet tiesiog trūksta jau tų žinių, dėl kurių tu eini tenai. Taip pat aišku ir to bendravimo su grupiokais, karts nuo karto susiskambinam, bet tai neatperka tai, ką turi ir gauni paskaitose ir paskaitų metu. Na, pakalbinkime pastoracinės teologijos studijų programos dar vis studentus ir studentes, jūsų baigiamojo darbo gynimas prieš akis. Netaip jau ir toli ta nuostabi akimirka, kai įrodysite, jog esate kvalifikuoti specialistai, teologai ir teologijas, pateiksite savo tezes komisijai ir žiūrovams. Beje, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs taip pat galite apsilankyti diplominių darbų gynimo procedūroje, išvysti darbų pristatymus, tai tikrai yra labai įdomu. Bet klausimas jums, studentai ir studentės. Jūs vis dėlto labai užsiėmę žmonės. Na, štai klebonas tikrai turi ką veikti bazilikoje. Ir Raimonda, ir Justė esate aktyvios, daugeliu tikinčiųjų gerai pažįstamos. Ar negaila to laiko, kuris vis dar bėga, teka fakultete? Džiaugiuosi studijuodamas, džiaugiuosi daugiau pažindamas. Lyginu tas studijas su mano studijomis Liublino universitete. Baigiau bakalauro studijas katalikiškame Liublino universitete ir džiaugiuosi, nes pirmas įspūdis, kad Kaune Vytauto didžiojo universiteto teologijos fakultete nekaži ką gali rasti, dažnas bando studijas tęsti užsienyje. Tačiau mane maloniai nustebina tai, kad ne tik tai profesorių ir dėstytojų lygis yra aukštas, bet ir studentų lygis aukštas. Kurse, kai mes klausomės paskaitas, mes dažnai diskutuojame ir keliame klausimus. Interaktyvus bendravimas paskaitų metu rodo tam tikrą intelektualinį bendruomenės lygį ir tai kelia džiaugsmą, ne tik tai diplomas kaip rezultatas, bet ir procesas jis įdomus yra. Tai aš teigiamai atsiliepiu ir klausimas tavo buvo apie tai, ar darbo sąskaita studijuoti nėra gaila. Mes kiekvienas ieškome visą gyvenimą, ko gero, ir protingai atsakyti klausimus yra naudinga ir džiugu. Taigi mes studijuodami bandome kažką naujo pažinti, sužinoti ir tai duoda taip pat rezultatus ir darbe. Aš manau, kad geras darbas, kokybiškas darbas susijęs su geromis žiniomis, su pritaikytom žiniomis. Aš manau, kad papildo žinios darbą taip pat. Na, man asmeniškai to praleisto laiko tikrai negaila. Ir turbūt tai rodo ir tai, kad aš tęsiau studijas po bakalauro studijų. Ir tai buvo laikas, kai aš pati asmeniškai galėjau augti tiek žiniomis, tiek tikėjimu, tiek bendraudamas su žmonėmis iš tikrųjų. Ir aš džiaugiuosi iš tikrųjų, kad studijavau būtent pastoracinę teologiją, tiek dėl dėstomų dalykų, kurie buvo pakankamai įdomus ir truputėlį iš kitos pusės pažiūrėti negu bakalauro studijose, bet tiek ir dėl tų žmonių, kuriuos aš sutikau ir pažinau savo kurse, su kuriais iš tikrųjų mes labai susibendravome ir susigyvenome ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi tuo. Sveiki visi, kas mus girdite ir kas klausotės Marijos radijo. Aš irgi prisijungčiau prie savo kolegų ir pasakyčiau, kad mes taip pat jau baigėme savo paskaitas ir dabar rašome savo darbą. Ir tikrai dėja, sužinojus ir žinant, kad nebebus daugiau paskaitų, euforijos nebuvo bent jau mūsų kurse ir mes tikrai nusivylę kalbėjomės, ką dabar darysim, nebebus paskaitų. Aplamai galbūt mūsų kursas toks buvo išskirtinis, o galbūt ir ne, nes mūsų kursas tikrai buvo ištroškę žinių. Ir tikrai mes tų žinių gavom. Aš galėčiau prie Andriaus prisijungti, sakydama, kad mane nustebino. Ir profesorių lygis, ir kursiokų lygis visais atžvilgiais. Ir intelektualinis lygis, ir noras mokytis, noras sužinoti, noras išmokti kažką ir galėti atiduoti paskui žmonėms. Ir taip pat humoro jausmas.
bendrystės toksai geras jausmas. Tikrai turėjau tokį nuostabų laiką, kad apie kažkokį tai gailestį negali būti net kalbos. Aš buvau sustiprinta ir atnaujinta visais atžvilgiais per šitos 2 metus. Aš gavau tikrai daug gerų žinių ir naudingų žinių, kurios sustiprino mano tikėjimą ir taip pat davė kažkokių tai netgi ir profesinių naujų įgūdžių ar žinių. Ir taip pat praleidau puikiai laiką su kursiokais. Mėly klausytojai, gal jums būtų įdomu, šiek tiek išgirsti tokį paaiškinimą, kuo skiriasi bakalauro studijos nuo magistro studijų, ypatingai tie, kurie nesate studijavę universitete ir galbūt norėtumėt studijuoti. Taip, bakalauro studijose susirenka daugiau, jaunų, tik mokyklą baigusių žmonių, nors pasitaiko ir vyresnio amžiaus. Paprastai juk mokyklo abiturientai ateina į fakultetą su labai panašiu išsilavinimu. Mokyklose būna pabrėžiama viena arba kita sritis, tačiau dalykų sąrašas yra panašus. Tuo tarpu į magistrantūros studijas įstoja žmonės baigę įvairias bakalauro studijas, jau save įvairiais būdais atradę gyvenime, dažnai net ir dirbantis įvairiose darbuose, srityse, su susiformavusiais labai įdomiais pomėgiais ir iš tikrųjų magistrantūros kursai būna daug įvairesni ir labai, labai įdomus. Tad mano klausimas dabar ir bus labai toks subjektyvus. Kas asmeniškai kiekvienam iš jūsų studijuojant, kokios patirtis buvo pats didžiausias nuotykis, kas labiausiai įsiminė ir jūs dabar vertindami tą studijų laiką galėtumėte įvardinti 1 arba 2 dalykus, kurie buvo jums didžiausias atradimas, didžiausias nuotykis? Pačios studijos katalikiškame teologijos fakultete yra nuotykis. Pirmas dalykas, kad nustembu, pamatęs mano patirtis prasiplėtusi Lietuvos profesorių, daktarų, studentų prasme. Jeigu anksčiau teorinę žinių bagažą tam tikrą turėjau, tai dabar aš džiaugiuosi įsiliedamas į katalikišką bažnyčios mokslinę veiklą ir matydamas tą teologijos fakulteto atmosferą, draugišką, geranorišką, palaikančią studentus, kiekvienam rekomenduočiau studijuoti. Drąsiai kalbu eterį, dabar jau po ekstoto egzamino, tai yra egzamino iš visko, kurio bijojome. Iš visos teologijos, visų teologinių temų. Taip. Galiu pasakyti, kad tikrai rekomenduoju studijuoti šiame fakultete, tikrai patirsite džiaugsmą. Geranoriški profesoriai, geros žinios, geri draugai. Ir tai buvo trumpa reklaminė pauzė. Tęsime pasidalėjimą apie nuotykius patirtus Katalikų teologijos fakultete magistrantūros studijose. Man tai pirmiausia buvo po studijų noras toliau dar kažką veikti. Tai buvo puikus startas ne tik asmeninėme gyvenime, bet ir darbe. Kaip tik praeitą vasarą teko dirbti kultūrinėje vaikų stovykloje, kur niekas nežinojo, ką aš studijuoju ir ką veikiu laisvalaikiu. Tiesiog įmesta į puodą, kur daug nepažįstamų žmonių. Ir stovyklos pabaigoje aš prasitariau vaikam ir vadovam, kad norėčiau surengti šventąsias mišes, kaip apvainikuoti mūsų bendrystę, laisvą laiką. Daugelis buvo ne tik nustebę, kartu ir iššokiruoti, nes jie suprato, kad aš kitokia vis dėlto, bet kartu ir kaip visi. Ir vienas vaikas priėjo, berods buvo 13 metų berniukas ir sako: "O, Ieva, o tu tokie kaip ir visi." Tai iš tikrųjų tos studijos nereiškia, kad mes kažkokį kitokį, bet iš esmės tai daro ir mus kartu kitokius. Nes mes turim galimybę ne tik save realizuoti namuose, aplinkoje mūsų artimoje, bet ir apskritai pačioj visuomeniai, kur savo mažais nebyliais darbais mes galim padaryti labai labai didelius ir žymius darbus. Tai aišku, po šito pokalbio
tuo berniuku, net ir kiti vaikai įsijungė ir pradėjo klausinėti, o kaip apskritai su religija. Klausimai kilo apie šventąsias mišias. Ir iš to išplaukė iš tikrųjų labai didelė diskusija, kur galėjo jungtis daugelis ten esančių vaikų. Manau, Ieva, dabar būtų pats laikas pasakyti, ką tu iš viso veiki, nes ne vienam klausytojui kilo klausimas, kaip tu su vaikais iš vis susipažinai ir susitikai. Laisvalaikiu aš savanoriauju, dažniausiai stovyklose vasaros. Šiaip stengiuosi važiuoti į katalikiškas stovyklas, bet jeigu lieka laisvo laiko, stengiuosi ir į kultūrinės, nes labai sveika pamaišyti tai, kas labai patogu, tai yra katalikiška aplinka, nes ten jautiesi savas, o kultūriniai ten irgi tokie pat žmonės, tačiau į daug ką jie žiūri šiek tiek kitų kampų. O nelaisvalaikiu dirbu tikybos mokytoja ir katechetė. Taigi, o dabar tęsime mūsų studijų metu patirtų nuotykių inventorizacinį sąrašą. Aš galbūt norėčiau paminėti kelis tokius aspektus, kurie man taip išsiryškino šių studijų metu. Vienas dalykas, kad tai buvo studijos po pakankamai ilgo laiko. Bakalauras mano baigtas yra 1988 metais. Taip, kad matote, tikrai ilgas laiko tarpas praėjęs po tokių gilesnių studijų. Kągi aš patyriau, aš tiesiog pasijutau vėl mokinukė. Po ilgo laiko tarpo aš pajutau egzaminų sesijos, tą siaubą, kurį esu patyrusi prieš tuos daug metų. Ir aš jau galvojau, kad aš jau niekad nebebijosiu egzaminų. O pasirodo, kad bijai lygiai taip pat nervuojasi, norisi gerai išlaikyti, norisi tikrai padaryti viską, ką gali, bet baimė tai ta pati. Ir pasijutau tiesiog būtent tuo mažu vaiku. Ir ta patirtis buvo tikrai tokia man šviežia ir naujai išgyventa. Kitas dalykas, kas man labai irgi padarė tokį įspūdį, tai įpratau žvelgti į bažnyčios dokumentus visai kitų žvilgsnių. Man kažkaip atrodė anksčiau, kad tai yra taip sausa ir kam čia reikia, čia tiek visko prisiskaityta, tos dvasinės literatūros atrodo tikrai labai daug išskaityta ir ką jau ten gali, o pasirodo, kad ten viskas yra taip reikšminga, taip yra naudinga kiekvienam perskaityti ir būdavo taip skaitai. O, ir popiežius taip mano, kaip ir aš manau. Tai man iš tiesų būdavo labai tokia įdomi patirtis suvokti, kad iš tiesų išmintis ta, kuris slypi visoje bažnyčioje nuo pat pasaulio sukūrimo, ją tiesiog reikia atrasti. Atrandi tam tikrų laikų, kai ateina laikas. Ir be galo man buvo džiugu, kad pajutimas tos vienybės ir to vieningo ėjimo visos bažnyčios viena kryptimi, nes tu tiesiog pasijunti tą bažnyčios dalimi, nes tiesiog pažįsti tai, ką jau tikrai seniai kiti atradė, tiesiog jie pateikia, įrėminę, pateikia kaip doktriną, kaip mokymą, kaip visą kitą, bet tai man buvo labai ta įdomi patirtis ir tikrai pažinimo atžvilgiu buvo labai svarbu tai suprasti, tai dabar tikrai skaitysiu ir toliau ir naujus tos dokumentus tenksiuos peržvelgti, nes man iš tiesų tai įdomu yra. Dar vienas labai svarbus dalykas buvo tai, kad buvo labai tų paskaitų, kurios padėjo man šeimos gyvenimo klausimais. Galbūt, aišku, šiek tiek pavėluotai, nes būtų labai gerai tuos klausimus, su tais klausimais būtų susipažinusiam jaunystėje, bet iš tiesų sudėliojo daug taškų ant įvairių tų dalykų ir aš būdavo grįžti iš paskaitų ir taip pat einu dalinti su dukra, kuri jinai dabar yra jai 21 metai ir jai iš tiesų tie dalykai labai rūpi ir būdavo visą laiką pasidalinu su ja ir jai buvo irgi naudinga. Na ir dar vienas labai buvo svarbus dalykas, kad iš tiesų šitos studijos kažkaip tai aš ir pati pajutau, kad pakėlė mano autoritetą, sustiprino mano autoritetą dukros akyse. Nes kažkaip tai mama studentė, kartu važiuojam į paskaitas, jai buvo labai malonu, vienas dalykas, o antras dalykas, jinai kažkaip tai net ir nustebo, kad iš tiesų mama jau tokio amžiaus būdama gali mokytis. Ir netgi, sakyčiau, kai kada mano pažymiai būdavo geresni už jos, kaip studentės. Tai iš tiesų jinai buvo labai nustebus ir sakydavo, mama, kaip ten taip tau gaunasi. Tai dabar jinai kažkaip tai pasižiūrėjau, anksčiau būdavo, ai, nu ką tu čia, mama, pasakysi man, ką tu dar čia naujo gali pasakyti. Dabar ateina, jinai klausia manęs, klausia jau tiesiog kaip nuomonės, kaip diplomuoto magistro. Galbūt, aš tikiuosi, ir tai man tiesiog buvo, taip maloniai nustebinta buvau, kad šitokis dalykas gali vaikui irgi šiek tiek pakeisti santykį į gimdytoją. Tai Jūratė ir patvirtino, jog studijavimas visą gyvenimą yra tam tikras mūsų gyvenimo idealas ir mes vis labiau atrandame, jog nėra amžiaus studijoms. Dažnai man paskambina arba kreipiasi žmonės klausdami, man jau 40, ar aš galiu studijuoti jūsų fakultete? Be abejo.
Ir manau, Jūratės liudijimas tą taip pat labai gerai parodė. Be jokios abejonės. Juste, ar papildysi mūsų nuotykių aruodą? Žinoma, kad taip. Aš irgi laikausi tokios nuomonės, kad žmogus yra pašauktas mokytis visą gyvenimą. Ir dar vienos nuomonės laikausi, nors čia yra kolegų, kurie mokosi iš karto įstojo magistratūros studijas po bakalauro, bet aš laikausi tokios nuomonės, kad vis dėlto magistrantūros studijos duoda dar didesnę naudą, kai žmogus yra tam tikrą etapą praėjęs jau po bakalauro studijų kažkokį tai darbinį etapą, ilgesnį ar trumpesnį, bet turėjęs tą patirtį ir tada su ta praktinė patirtim ateina į magistro studijas. Ir tai tada iš tikrųjų, aš irgi patyriau šitą, kad tai duoda labai didelę tokią paspirtį ir studijos tampa kokybiškesnės ir praktiškai tu labiau supranti ir labiau vėl gali praktiniam savo gyvenime įgyvendinti. Nors yra ir kita medalio pusė. Kita medalio pusė yra ta, kad išsilavinimas nebūtinai turi būti pritaikomas praktiškai tiesiogiai. Teologijos specialybė iš tikrųjų tokia kartais atrodo nepraktinė, nors mes studijuojam praktinę teologiją, pastoracinę teologiją, bet atrodo tai iš pirmo žvilgsnio nepraktiškas dalykas ir tam tikra prasme nebijokim pripažinti, tai galbūt tam tikra prasme nėra praktiškas dalykas, bet tai suteikia didžiulį žmogui potencialą išsilavinimo prasme. Kaip čia kažkas tai iš kolegų minėjo, kad pirmiausia teologijos studijos, o paskui visos kitos. Manau, kad tai tame tikrai nebuvo kažkokia tai klaida ar senovinis nesusipratimas. O dėl mano asmeninių nuotykių, tai turbūt buvo pats didžiausias nuotykis, tai tas, kad pradėjus mokytis ir pamačius, kaip čia fainai ir kaip gerai, aš iš tikrųjų nutraukiau praktiškai visas savo darbinės veiklas ir atsidėjau vien tik tai studijoms, vaikščiojimui paskaitas, ruošimuisi seminarams, paskaitoms, ruošimuisi savo magistrinio darbo rašymui. Taigi atsidėjau vien tik tai studijoms ir tai buvo iš tikrųjų nuotykis. Sustabdyti visas kitas veiklas ir atsidėti, nes pajutau, kad pusė kojos vienoj darbiniai veikloj, pusė kitoj man netinka. Ir aš nenoriu. Man tiek patiko studijos, kad aš norėjau viską sustabdyti ir daryti tai, kas labiausiai veža ir labiausiai patinka. Tai yra studijuoti, mokytis. Tai buvo vienas iš didžiausių nuotykių. Ir žinoma, kitas nuotykis, kurį aš visada labai vertinu, tai yra susitikimai su žmonėmis. Nes aš manau, kad tai yra didžiausias mūsų turtas, ką mes galime gyvenime daugiausia patirti ir iš ko aš daugiausia gaunu malonumo, naudos ir prasmės, tai susitikimai su žmonėmis. Ir aš čia sutikau tiek nuostabių žmonių, galėčiau vardinti ir profesorius, kurie tikrai man davė daug davė. Vieni davė daug tokių teorinių žinių, kiti sužavėjo savo asmenybėmis tiesiog, kiti į konkrečius klausimus leido atsakyti. Ir taip pat kolegos kursiokai. Jie buvo tikrai nerealūs. Jūs buvot nerealūs, Raimonda, Andriau ir visi kiti, kurie dabar klausote. Tai va, ir mūsų kursas buvo nerealus, mes praleidom nuostabų laiką. Tiesiog, jeigu nekalbant apie studijas, bet tiesiog apie bendravimą, mes praleidom tokį nuostabų laiką. Tokie nuostabų žmonės buvo ir aš taip pat labai bijojau ateidama. Galvau, kas bus per žmonės, kas bus per kursiokai. Atėjau. Ir irgi taip kažkaip, aš neišsigandau pamačius kursiokus, aš supratau, kad bus gerai ir buvo gerai. Taigi, mėly klausytojai, nebijokite, jeigu jūs jau praėjo nemažas laiko tarpas nuo jūsų bakalauro studijų baigimo, pabraidė po gyvenimo arimus ir vėl nusprendę studijuoti, turbūt patirsite labai didelį džiaugsmą ir naujai įvertinsit galimybę bendrauti su labai įvairiais žmonėmis. Aš labai gerai prisimenu, tokias labai įdomias ir malonias akimirkas religinio švietimo kursui pats dėsčiau, tai ir pačiam dėstytojai visada yra šventė, labai malonus tas susitikimas ir įdomus tie klausimai pačiam ir pats atrandi kartu, studijuoji su kursu ir su studentais ir matai tą jų bendrystę. Pastoracinės teologijos kursui nedėsčiau, bet tiesiog koridoriuje kažkur eidamas fakultete matai tą tuntą žmonių susibūrus ir kažką jie ten nagrinėja entuziastingai arba tiesiog, kaip sakant, džiaugiasi vieni kitais. Ir tai labai gera, tai gyvina ir fakulteto gyvenimą, ir praturtina ir pačių studentų, ir dėstytojų bendrystę. Ir taip pat turbūt iš studijų ir grįžtate namo, kaip ir Jūratė sakė, ir tada keičiasi santykis ir su vyrais, ir su žmonom, ir su draugais, ir su vaikais. Bet iš to plaukia ir mano kitas klausimas, o vis dėlto kaip su iššūkiais.
ar jūsų artimieji, ar žmonės, kurie iš jūsų tikėjosi, kad jūs gerai atliksit savo pareigas, ar nebuvo nusivylę, kad staiga vietoje to jūs palinkė prie knygų arba prie interneto ar kompiuterio ekrano ir ruošitės egzaminam. Ir kaip jūs susidorojote su tais iššūkiais, kaip jums pavyko? Asmeniškai aš, jeigu galėčiau atsukti laiką, tai daryčiau lygiai viską tą patį. Galbūt tikėčiau tą, kad mažinčiau dar miego laiką. Mažinčiau. Nes iš tikrųjų buvo sunku suderinti darbą kartu su studijom, nes po darbo nespėjai pavalgyti, nusipirki parduotuvėj bandelį ir lėki tai paskaitą, bet tas lėkimas kartu ir stiprina. Aišku, nukentėjo šeimos nariai, draugai, laisvalaikis, bet tai supranti, kad kol kas laikina, nes tai, ką gausi į bagažą savo išsilavinimo, taip pat supratimo, suvokimo, tai perkeičia iš esmės patį žmogų ir požiūrį į gyvenimą, į vertybės. Taigi atbėgus į paskaitas, tavęs laukia išsišiepęs dėstytojas arba nelabai, jeigu gerokai vėluoji, tiesiog pasisveikini, krenti į savo suolą, išsitrauki konspektus ir tiesiog konspektuoji arba klausaisi. Aišku, jeigu tik klausaisi, grįžęs namo vis tiek kažką užsirašai, nes iš tikrųjų tai, ką gauni, tu priverstas esi pamastyti, nes tai liečia tavo asmeninį gyvenimą, tavo artimo gyvenimą ir aplinkui esančius. Iššūkis atvažiuoti į Kauną reliatyvus, ar tai yra iššūkis, nes daugelį Europos valstybių studijos darbas jau matuojamas didesniais atstumais ir tai relatyviai mums galbūt lietuviams atrodo, kad yra toli, bet mes jau žinome, kad 60 km pavažiuoti nėra taip toli. Iš kitos pusės, ką tu veiki važiuodamas automobiliu, galima, pavyzdžiui, ir pasimelsti, rožančių sukalbėti, galima Marijos radiją klausytis, galima žinias ar pasileisti kasetę su užsienio kalbos mokymusi. Taigi tą laiką galima išnaudoti naudingai ir tada, kai važinėjai į paskaitas. Aš norėčiau pasakyti dar apie bendruomenę, kiek jinai svarbi yra. Esu vienuolis Marijonas ir dėkingas savo bendruomeniai, nes palaikė mane studentą. Tai yra ir darbo prasme, nes būdamas klebonas dažnai turėjau išvykti ir studijose būti. Kartais tai buvo 2 kartus per savaitę, kartais 3 kartus per savaitę. Todėl broliai vienuoliai, kunigai didesnį darbo krūvį, tarnystės pareigų prisėmė ant savo pečių. Tai naudodamasis progą taip pat dėkoju už tai. Iš kitos pusės supratimas, nes bendruomenė kaip šeimos nariai. Ir jeigu tave palaiko, geranoriškai paskatina, tai pozityviai veikia. Taigi tie, kurie klauso šios laidos, galbūt turite savo šeimose, bendruomenėse studentų, tai raginčiau juos priimti, suprasti ir palaikyti. Na, o tie, kurie patys galbūt svarsto apie studijas, turbūt neturėtų labai bijoti, nes dažnai, aš girdžiu tos nuogastavimus, sako, aš juk dirbu ir negalėsiu, man atrodo, kad negalėsiu studijuoti. Jeigu pradėsiu dar studijuoti, tai bus labai sunku ir sudėtinga, bet žvelgdamas į jūs, aš darau tokią išvadą, kad jūs kažkaip tai energizavo studijos net ir darbui, ar aš klystu? Žmogus daug laiko, aš manau, bent jau aš, iš tikrųjų, daug laiko mes praleidžiam taip nenaudingai, galbūt įsivaizduojam, kad tai yra nuo laiko vertinimo ir nuo laiko suvokimo priklausomas dar dalykas. Ir pavyzdžiui, man taip aš sustabdžiau savo darbus, bet ne dėl to, kad nespėjau ir nepajėgiau, tiesiog dėl to, kad norėjau tikrai atsiduoti nuoširdžiai tai veiklai, kuri man buvo tuo metu miela ir kuri man teikia malonumą. Ir kuri man atrodė, kad svarbesnė yra. Tai man tai nebuvo iššūkis. Ir pačios studijos negaliu pasakyti, kad buvo sunkios, nes jos buvo įdomios. Ir kai yra įdomu, tai nėra sunku nei išmokti, nei egzaminui pasiruošti. Turbūt didžiausias iššūkis tai aišku buvo tas vadinamasis ekstota iš visos teologijos egzaminas, kada garbi komisija tavęs gali paklausti bet ko iš teologijos. Aišku, prieš tą egzaminą tai tikrai nemalonus jausmas. Nes teologija yra platus dalykas, temų daug, klausimų begalės, ką tavęs gali paklausti ir tu lauki ir galvoji, jeigu dabar paklaus tai, ko aš visai nežinau. Tai nemalonus jausmas, bet
pabaigus tą egzaminą, tai labai malonus jausmas apima toksai pasididžiavimo, kad išlaikiau iš visos teologijos. Iš tikrųjų malonus jausmas įveikti tą iššūkį. Tai aš manau, kiekvienas iššūkis tokia kaip viršukalnė, kurią įveikus smagu pasidaro. Tai kuo daugiau iššūkių žmogaus gyvenime, tuo jisai darosi stipresnis ir tuo jisai savim labiau pasitikė. Aš gal dar irgi galėčiau pridurti. Man tai atrodo aplamai, kad visas gyvenimas žmogaus yra iššūkis ir ta kiekviena diena susideda iš tų mažų iššūkių ir iš tiesų labai dažnai priklauso nuo to, kokį mes iššūkį pasirenkame, ar jį tikslingai, ar sąmoningai. Ir, pavyzdžiui, jeigu man asmeniškai, tai šios studijos buvo iššūkis, kurį aš irgi turėjau suderinti, sakysim, su šeima. Tai kaip ir minėjau, duktė labai džiaugiasi. Vyras paklausė, o kas toliau? Jam reikėjo konkretaus atsakymo, ką aš toliau darysiu. Bet iš kitos pusės aš pagalvojau, kad iš tiesų reikia galvoti, kaip yra dabar. Kas toliau bus, Dievas žino. Dievas nuves, Dievas, jeigu jisai jau čia atvedė, galbūt jisai ir toliau viską man yra suplanavęs ir suplanavęs mūsų šeimai. Taigi stengiausi galvoti, kaip yra dabar ir kad džiaugtis tiesiog šią akimirką ir priimtą iššūkį. Ir iš kitos pusės aš buvau labai palaiminta dėl to, kad manęs neribojo darbo krūvis, nes aš studijų metu darbo neturėjau ir galėjau mėgautis mokslo. Tiesiog mėgautis, tiesiąja to žodžio prasme. Na, labai gera jūsų klausyti, bet dėja laida juda negailestingai į pabaigą ir mes turime laiko dar vienam klausimui. Ir manau, pavasario atėjus nemažai žmonių jaučia tokį malonų nuovargį. Vis dėlto žiema iškentėta ir vitaminų stoka irgi atsiliepia visam organizmui ir visi laukia vasaros, dar medžiai neišsprogę ir reikia vilties. O jūs esate ta viltis. Ne vienas klausytojas turbūt klausydami jūsų džiaugiasi, nes protingi žmonės pasirinkę įdomų kelią kalba apie svarbius dalykus. Tad turbūt turime laiko tam paskutiniam palinkėjimui, paraginimui, galbūt padrasinimui Marijos radijo klausytojams. Taigi siunčiu mikrofoną ratu. Kažkodėl man norisi palinkėti šiais palaimintų Jurgio Matulaičio metais būtent šventumo. Kiekvienas iš mūsų vienu ar kitu būdu siekime to šventumo. Ir paskutiniu metu man pačiam tai yra brangu pažinti Dievo valią savo gyvenime ir priimti faktus, kurie įvyksta kaip geriausia dovana skirta tau. Taigi brangiai linkiu, kad pažintumėm Dievo valią savo gyvenime, pasirinkti geras studijas pagal Dievo valią taip pat yra labai geri ir svarbus sprendimai. Ir primti kiekvieną faktą mūsų gyvenime ir skaudu ir malonu kaip geriausia dovana skirta tau. Mėlyjei Marijos radijo klausytojai. Aš iš tiesų norėčiau padrasinti, kad nebijotumėte galbūt studijuoti tai, ką jūs norite, ko trokšta jūsų širdis, nes mes iš tikrųjų gyvename labai dabar sumaterialėjusiame pasaulyje, kai viskas atsiremia į apčiuopiamus dalykus ir teologijai studijuojant iš tikrųjų galbūt mes neturėsime labai gero darbo po to arba tiesiog... Geras darbas ne visada tapatus gerai apmokamu. Manau, laimingas žmogus tas, kuris pasirenka darbą, kuris jam patinka, o jis vėliau gali tapti gerai apmokamas, mažiau apmokamas, bet tai yra, manau, antrailis dalykas gyvenime. Galutiniai tikslai yra svarbesni už tą laikinąjį tikslą, kuris irgi svarbus yra pragyvenimo šaltinis, bet kiekvienam iš mūsų yra svarbiausias atsakymas į klausimą apie tavo pašaukimą, apie tavo gyvenimo kokybę. Jeigu Dievas duoda dantis, tai duos ir duonos. Tai tiesiog norėčiau pasakyti, kad nebijotumėte iš tikrųjų eiti ten, daryti, studijuoti tai, ką trokšta jūsų širdis. Dievas mus šaukia būti Jėzaus mokiniais, reiškia, jis mus šaukia mokytis. Ir mokytis yra didžiausias malonumas, mano tokia yra gyvenimiška patirtis. Linkėčiau patirti tą malonumą, nebūtinai studijuojant aukštojoje mokykloje. Kiekvienas gali ir privalo mokytis. Privalo pažinti save ir pažinti Dievą. Ir tai yra mūsų ne tik pašaukimas, bet ir mūsų ne tik pareiga, bet ir mūsų didžiausias malonumas.
šito malonumo patirties aš ir linkėčiau visiems Marijos radijo klausytojams ir visiems Lietuvos žmonėms. Kiekvienas žmogus turi kažkokią savo viziją, tolimesnio gyvenimo ar norą. Tiesiog aš siūlyčiau pasiduoti spontaniškumui, tai kartais labai nuveda į gerą. Aišku, nekvailai pulti ir sakyti, aš noriu šito. Tiesiog apsispręsti ir spontaniškai, tiesiog negalvojant, pasirinkti, kas arčiau širdies. Taip pat turi žmonės idėjų, tik dažnai nedrįsta jų gyvendinti, dėl to, kad yra arba vienas, arba neturi palaikymo, galbūt laiko stoka juos irgi kausto. Tačiau kalbant apie religinio švietimo studijas, aš visada sakau, įsiklausykit į pavadinimą – religinis švietimas. Antras žodis sako šviesti. Tai kai einu gatve, man pačiai norisi šypsotis ir sakyti, kad čia yra tas, kas skatina šviesti, kas skatina gyventi, gyvuoti, tuo kvėpuoti. Tai linkiu, kad jeigu ne į šitas studijas, tai bent jau panašaus pobūdžio stokit drąsiai, nebijokit, nes tai jūs pakels šiek tiek aukščiau nuo žemės. Netiesioginė prasme, bet pakels nuo kasdieninių rūpesčių, nuo sunkumų ir pradės suktis gyvenimas galbūt net šiek tiek į kitą pusę. Aš galbūt pabaigti norėčiau pasiremdama vieno mūsų dėstytojo, kuris dėstė pastoracijos vadybą, tai dėstytojas Amilevičiaus, jo mintimis. Pastoracijos vadyba yra tais pačiais dėsniais besiremianti vadyba, tik tai ji turi būti atliekama su meile ir tuomet vadyba pastoracijoje atliekama su meile pasieks tą tikslą, į kokį mus kviečia Kristus. Tikrai, manau, ne vienas jūsų esat pilni meilės, taigi, kaip Šventasis Augustinas sakydavo, mylėk ir daryk, ką nori, nes kai žmogus myli, tuomet visi aplinkiniai sako, tik leiskit jam daryti, ką jis nori, tik netrukdykit jam, nes jis toks pilnas meilės, jis tikrai visada švytės ir tai, ką jis padarys, bus gera. Taigi, mėly klausytojai, švytėkite teologiniu ir religiniu švietimu. Aš taip pat kviečiu jūs apsilankyti Katalikų teologijos fakultete, galbūt susipažinti su studentais ar dėstytojais, o galbūt ir pasirinkti šį studijų nuotykį. Tikrai kiekvienas, kas esate baigę bakalauro studijų programą, galite studijuoti magistrantūros studijų programuose. Mes labai kviečiame jūs šiam gyvenimo nuotykiui. Labai dėkoju absolventams ir studentams čia dalyvavusiems ir manau, kad netrukus išgirsime jų bendrą su Dievu, o prieš tai taip pat jūs kviečiu, mėly klausytojai, likite su Dievu, likite su Marijos radiju ir patirkite tikrai šviesų ir gražų pavasarį ir už lango ir širdyje. Su jumis prie mikrofono buvo Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius ir fakulteto absolventai bei magistrantai. Su Dievu. Su Dievu.